Sekmadienio rytą važiuodamas iš Antakalnio ligoninės netikėtai pamačiau žmonės kažką pardavinėjančius iš savo mašinų bagažinių. Ir iškart prisiminiau tos laikus, kai kadaise šioje vietoje prie Antakalnio žiedo esančios degalinės pirkdavom piratinius žaidimų diskus. Ir nusprendžiau pasižiūrėti, kokį čia prekiauja šiais laikais. O šiais laikais čia pagrindė prekiauja muzikiniais CD ir viniliniam plokštelėm, bet galima rasti ir filmų, tarp kurių ir ne visai originalių. Tai pasižiūrėkime, kągi man čia pavyko surasti. Nupirkau 2 diskus, Blu-ray, piratinius, dėl įdomumo. Štai va toks čia vienas filmas diskė. Pasižiūrėti, kokia čia kokybė pardavinėja. Štai toks atspausdintas viršelis, blizgių viršelių, galbūt tokių spausdinamų būna, nežinau. Ir diskas grinai įrašomas Blu-ray. Viršelis popierinis taip pat, atspausdintas ant spalvotos spausdintuvo. Štai tokius pardavinėja. Antrą paėmiau irgi dėl įdomumo, nes čia daug filmų viename diske. Tai įdomu, ant kiek apkarpyta kokybė, 720p matom. Bet kartais tuose diskuose galima rasti ir filmuotų kinoteatre su kamera. Po to užsukau į Akropolį, kur sekmadieniais vyksta sendaikčių mugė. Nusprendžiau apsidaryti ten. Čia taip pat matom daug muzikinių vinilų ir CD. Čia bežiūrinėjant žaidimus skirtus personaliniam kompiuteriui, prie jo savininkas ir pasiūlė pirkti visą dėžę iš karto ir tada vienas diskas kainuos 50 centų vietoj 1 euro. Taipogi paklausė, ar manęs nedomina pornuškė. Paklausiau, ar tikrai jis jos turi, sakė taip, turi. Turbūt reiktų įti jo mašiną slapta žiūrėti, kokią pornuškę jis ten turi. Konspiracija kaip senais laikais, bet šitokio nuotykio aš atsisakiau ir nuėjau apsidaryti, ką dar čia galima rasti sendaikčių mugėje. Dar galima rasti gintarus pardavinėjančius žmonės, taipogi yra daugybė indų visokių senų, papuošalų, dar biški muzikinių CD žmogus parduoda, visokių antikvariatų, seni magnetofonai, senos knygos, ženkliukai, iš kurių daugelis sukelia man nostalgiją iš vaikystės, truputį meno, čia man akį patraukė kišeniai laikrodžiai, kuriems nuo vaikystės jaučiu simpatiją. Štai daug modeliukų įvairių. Ir čia tarp jų yra piratinių žaidimų pirmam PlayStation'ui. Čia jau guli ilgą laiką pakankamai, galbūt dėl to, kad po 5 eurus pardavinėjami. Ir pasižiūrėkime, kągi aš čia nusipirkau. Eurą paėmiau žaidimus personaliniam kompiuteriui. Štai toks questų rinkinys su tokiais žaidimais. Tokie rinkiniai buvo populiarūs kadaise piratinių žaidimų. Čia Akelotės ir ko žaidimas, dėl to, kad lietuvių kalba paėmiau. Ir dar vienas rinkinys Antologija Virgin. Tai yra rinkinys Virgin kompanijos žaidimų. Štai toks sąrašas žaidimų, tarp kurių Dune ir kiti žaidimai. Tai dėkui visiems, kas žiūrėjot. Iki.